tikrosios žiemos. Jei atėjus pajudėjo ir medaus prekyba, tiesa, krito kainos. Daugiau uždirbti nebesitikintys bitininkai vis dėlto praėjusį medaus sezoną vadina sėkmingu. Tai čia paruočiai, mes tokie, sakysi, senobiškai, tokie bitininkai dirba, bet... Bitininkams dabar pats darbymėtis, tiesa, ne prie avilių kopinėjant medų, o ruošiantis naujam sezonui. Atnaujinami ir kalami nauji rėmeliai, kurie vėliau bus dedami į avilius, tvarkoma kita įranga. Ir šitą plokštelę pavasarį, vasarą bus medaus pilna. Tikėkimės. Nepaisant pernykščio medaus gausos, kol nebuvo sniego ir šalčių, žmonės medų pirko vangiai, nebent supirkėjai iš bitininko iškart supirko didelį jo kiekį. Dabar tai, sakykime, nuo 7 litų iki 8-9 moka. Labai yra. Už grikinį medų ten brangiau moka, bet mes grikinę medaus, ypač mūsų Panevėžio rajone grikinį augina. Pagrindė rapsus augina, tai pas mus pagrindė rapsinis medus eina, šviesus. O pagrindė žmonės perka spalvą, kaip aš sakau, turgė, tai grinai spalvą perka. Tai galvoju, tas rapsų medus taip pat jis nėra blogas medus. Na, bet žmogui to nepasakysi. Su kainam, kad va taip sakyt, kad bankrotas bus, tikrai nebus. Su kainam, kaina eina kažkur didmena, jeigu tenai siekia kažkur 9 litus, jau nėra blogai. Įsivaizduokite, jeigu tau išveža iš karto keletą tonų medaus, nu tai nei stovėti, kas va turgui sėdi, nei turgui stovėti, nei ten jį pilstyti reikia, nieko tau iš karto paėmė ir viskas ir išvežė. Ne visus bitininkus aplankė tokia sėkmė, kitiems tenka iš apypilnių sandėlių pardavinėti ir po kilogramą, o šiuo metu ir mažesnę kainą. Žiemos ilgai nebebuvo, šiek tiek bičių produktų paklausa buvo kritusi iki naujų metų. Ir bitininkai, ir įmonės, kurios prekiauja bičių produktais, pamažu mažino kainas. Jeigu medaus kaina pradžioje buvo 22-25 litai, jinai vėliau tapo kažkur 21, toliau 20, na dabar kažkur vidutiniškai 18 litų kilogramas. Bitininkas pastebi, nors mūsų šalyje netrūksta įvežtinio medaus, populiaresnis savasis dėl kokybės, kurios nėra kitose šalyse. Tuo metu kiti bičių produktai, bičių duonelė, pienelė, žiedadulkės, pikis turi milžinišką paklausą Europoje. Už šiuos produktus farmacininkai moka didelę kainą ir paklausa viršija pasiūlą. Tiek Saldžių reportažų.